Jūsų nekilnojamas turtas toks yra, kad jums gal ir net nereikės mokėti. Gal mums ir nereikia turto, ne? Ne, gal nereikės, Jum reikia turtų? Ne, aš apie tai kalbu, kad ten yra ir ta žemutinė riba, kur nereikia, dar yra nuolaidos ten per pusę, jeigu su sutuoktiniu. Klausykit, šiandien nereikės už šitą, o rytoj reikės. Už mūsų turtą dar kartą mokėti, Jo, ir dar kartą, ir dar kartą, ir kaip už žemę, kurią turim nusipirkę, dar kartą ir dar kartą. Bet žiūrėkit, o gal ten... O čia yra, manot, kad čia teisinga yra? Mes žmonės taip ir turim gyventi, mokėt, viską atiduoti. Tai jūs manot, kad reikėtų tokio mokesčio apskritai, kad nereikia turėti? Faktas. Ir ne kitaip. Ir ne kitaip, taip. Jeigu valdžia mūsų turtą ir taip išvaistė, jau neturi iš ko pinigus atimti, tai dabar iš mūsų žmonių paskutinį turtą turi atimti, ne? Tai čia šiandien tik toks žingsnis, o rytoj sakys, jau jūs nepastebėsit, kaip moka tūkstančius, sakys, čia viskas gerai. Išeisim ant nuomos ir viskas bus. Taip, išeisim ant nuomos. Kodėl aš savo turtą turiu? Savo, nežinau, šeima, su draugais, tai visi yra tokios pačios nuomonės kaip ir jūs. Taip. Manot, galima mitingų, parodymų, kad visuomenė nesutinka kažką Mes to ir siekiam, žinokit, to ir atvažiavom. Tikimės, kad padės. Tikitės, kad jūs išgirs? Taip. Bet jeigu, žiūrėkit, surenka tos mokesčius ir irgi ten yra planuojama, kad bus infrastruktūrai aplinkui arba gynybai. Tai čia du dalykai, arba pagerinsim aplinką, arba gynybą. Nuo ko ginsimės ir ką ginsim? Lietuva parduota, ką ginsim? Nekiškit taip arti gal, ką ginsim? Klausimas neiškyla niekam. Jeigu valstybė bankrutuoja... Plekroką žemės ginsim ar ką? Tegul bankrutuoja, leidžia bankrutuoti, jeigu neturi iš kur, jeigu per 30 metų išvaistė savo turtus, viską, kas buvo tėvų palikta mūsų turtoje, ne? Viską ištaškė, dabar jau neturi iš kur pinigus surinkti. Kas su mūsų konstitucija dėdasi, kodėl jie nesiremia jau, o daro vien tik tai šitus sprendimus, kokius nori, visai nereaguoja. Konstitucija galioja tik jiem, o mums žmonėm jau negalioja. Jau viskas. Jie perrašinėja mūsų konstituciją priimtą žmonių. Taip. Ačiū Jums labai.